Pirmiausia, reikėtų atsiminti buvusią ir esamą Lietuvos geopolitinę padėtį. Ji yra be galo svarbi. Todėl dažnai Lietuvos valstybingumo esminius pokyčius nulemdavo tiek išorinio faktoriaus poveikis, tiek ir vidinės priežastys. 1940 metų okupaciją mes galime priskirti prie esminių Lietuvos valstybingumo pokyčių. Todėl mums nekyla abejonių dėl išorinio faktoriaus poveikio. Tai Vokietijos ir Sovietų Sąjungos Molotovo-Ribentropo paktas bei jos slaptieji protokolai. Kiek sudėtingiau yra su vidinėmis priežastimis. Aš jas matau, jų pradžią matau 1926 metų gruodžio 17 dienos valstybės perversme. Tada gimstančią Lietuvos demokratiją sugriovė ir nutraukė brutalus karinis perversmas. Į valdžią atėjo nedemokratiškai, nerinkta netgi vyriausybė ir prezidentas. Pirmasis žingsnis įvyko 1927 metais, kada buvo paleistas Seimas. Tuo pačiu liko apgauti perversmo rengėjai bei šalininkai krikščionys demokratai. Jie tikėjosi, kad demokratinės santvarkos būsena bus išlaikyta. Deja, jie apsiriko. 27 metais paleistas Seimas ir buvo pažadėta, kad jis netrukus vėl pradės veikti. Deja, 1928 metais prezidentas Smetona vienpusiškai pakeitė Lietuvos konstituciją. Tai praktiškai įtvirtino Smetonos autoritarinį režimą. Sekantis žingsnis buvo žengtas 1935 metais, kada nustojo veikusios visos politinės Lietuvos jėgos, išskyrus Lietuvių tautininkų sąjungą. Tada tautininkai ir Smetona liko vieni, be opozicijos, kuri taip reikalinga demokratiniai visuomeniai. Atėjus lemtingiams 1940 metams, tautininkai, jų vyriausybė ir prezidentas, likę be opozicijos, buvo pasimetę ir negalėjo priimti racionalaus sprendimo. To pasekoje Kauno ir visos Lietuvos miestų bei miestelių gatvėse pasirodė sovietiniai tankai. Pasimetimas buvo begalinis. Pas Smetoną pabėgo į užsienį, o opozicinės Lietuvos jėgos netgi buvo patenkintos, kad ateis nauja demokratinė valdžia. Deja, visi skausmingai apsiriko.